Labas rytas. Buvo planas kopti į Whitney kokie pusė iš jų. Aišku, kaip visada susivėlinau. Tai pradėjau, realiai jau taip perėjau upę, sausas, sunkiai. Jo, čia prie stovyklavietės pradėjau, 6:25 gal. Tai vakar čekas toksai vakare, po pietų gerokai nusileido, jisai pradėjo kopti 6 ryto, nes buvo ir labai šaltas rytas, žodžiu, tai jisai nusprendė tokį variantą, tai tiesiog naktį kopti ir lėčiau, ir pavojingiau, o man dar ypatingai su pusantros rankas ir kojas, tai nusprendžiau irgi tai padaryti, kopti ne naktį, o ryte. Kitas dalykas, dar tu gali pasigrožėti vaizdais iš apačios. Bet šiąnakt buvo ypatingai šilta naktis. Apsirengiau miegui taip kaip visą laiką. Tai už kelių valandų pradėjau nusirengėti. Nes buvo tikrai labai šilta. Paskui parečiais biškelį gal vėsiau buvo, bet ir kodėl išlindau iš palapinės apsiniaukę. Tai ir dabar yra labai šiltas rytas. Tai pukinukės praktiškai galėjau net ir nesidėti. Čia, pradžiai čia. Ant kalno bus kitaip, aišku. Tai aš jau ją tikrai tuo dėsiu į kuprinę. Ir koks gėris yra eiti su kuprinė, kuris sveria gal kokius, 4 kilos, gal 2 litrai vandens, kuprinė pati. Ir jo, kokie 4, 3,5 gal. Wow. Jo. Vaizdų biškelį jums prašau. Štai. Ir už nugaros labai geras vaizdelis. Wow. Uhuu. Aišku, čia man vis tiek nepraeina be nuotykių. Aš čia prieš kiek tų dienų virtaugi irgi. Tai žodžiu. Jo. Labai čia yra. Tai va. Jo. Virtau. Paskutinė diena ėjau dykumą prie Ekačepį. Tai nusibalnojo nosį jo barzda. Bet dar buvo taip, kad kumštis mano, ranka, delnas, kuris kairys, kur laiko lazdą, atsidūrė tiesiai po krūtinę. Tai 2 dienas nieko aš nejaučiau, bet paskui pradėjo skaudėti iš tikrųjų gan stiprokai. Krūtinkaulį tai susimušiau. Jo. Ir dabar vakar pievelę eidamas jau iki stovyklavietės
Whitnio buvo likę gal kokie 300 metrų. Tiesiog minkštai jau atrodo. Irgi, bam. Tai nežinau, ką aš ten susimušiau. Kai dešinę ranką kažkiek, tai ten per mentę. Nu tai dabar toks iš viso. Gerai, kad mano kuprinė lengva dabar. Tai žodžiu. Tikiuosi nesutrukdys pasiekti Whitnio viršūnę. Šitie dalykai. Tai jo, wow. Eina savo. Jau labai lengvai einu su tokia kuprinė ten kelių kilogramų. Super. Wow. Na ką, pasimatysim gal viršūniai. Čiau. Whitnis 4400 su keliais metrais. Jo, tai iš tikrųjų tai pirmas toks, rimtesnis gal kalnas, kurį įveikiau. Jo, tai net nežinau, ką pasakyti. Ar buvo sunku? Gal pusę laiko to, pusę lipimo. Tai vat irgi toks 10 metų svajotas reikalas. Labiausiai, mane tai žavi tos snieguotos viršūnės. Na ką, o dabar reikia kepurnėtis žemyn. Bus ilgas lipimas žemyn, labai ilgas. Tikrai baigsis su tamsa. Turiu vieną šokoladuką. Va. Čiau.
įveikiau Whitney kalną. Tai 4 km 400 metrų. O šiandien manęs laukia yra tokia Forester Pass, miškininko perėja. Jo, jinai yra 4 km 9 metrai. Tai va, artėja tikrai perėja. Na va, ir tikrai labai geri vaizdai, tai noriu, kad ir jūs pamatytumėt juos. Tikiuosi šiandien nebus didesnių iššūkių negu pereiti va šitą kalnų upę. Basomis ėjau, nes nenoriu šlapinti batų dėl pūslių. Turiu vieną tokią bjaurę, tai žodžiu, bet šaltas vanduo labai gerai pūslėm. Wow, porai valandų jos taip nusiramina. Jo, tai žodžiu, srovė tikrai vietomis verčianti iš kojų. Wow, ir akmenys, visur akmenys, tai labai gerai, kad šitoj upiai buvo tokie plokšti akmenys, o ne kaip ankstesnėse apvalūs. Tai tie apvalūs, man visai negerai. Tai va, bet įveikta ir šitas dalykas. Forester Pass. Va štai jinai. Ta perėja. O, kur man. Atrodo kaip siena. O, čia tik ką sakė, keli žmonės jau praėjo. Ja. Wow. Uai. Na ką.
šturmuojam Forester Pass. Iki pasimatymo kitoj pusėje. Na, iš vienos pusės Forester Pass įveiktas, užlipta. Dabar liko nulipti į kitą pusę. Tai suprantu, kad Forester Pass skiria Sequoia nacionalinį parką nuo Kings Canyon. Yep. Kings Canyon, Sequoia. Tai žodžiu, toks vaizdelis. Man asmeniškai ši diena yra iš dalies gražesnė negu vakar Whitnio kalnas. Tai visą dieną jau tikrai labai nuostabiais tokiais, nežinau, kanjonais, ne kanjonais buvo vadintis. Tai va, o čia viską dabar vainikuoja Forester Pass. Bet Whitnis vakar buvo superinė treniruotė prieš šiandien, nes kuprinės svėja turbūt 2,5 karto mažiau. Tai va. Okei, dedamės dyglius ir varom žemyn. Wow. Na, čia buvo reikalų. Takų takelių pridaryta tam sniege. Chebrytė anksčiau ir, žinot, užsideda kokias kelnes, lietaus kelnes ir čiuožia ant užpakalio. Jo, dabar jau pilna tų akmenų, tai su šortais. Jo, tai vis laimė, kad turėjau tuos mažytės katytės. Jo. Spygliai. Kitaip tai čia būčiau, wow, iki ryto ėjęs. Ir iš tikrųjų gerai, kai saulė anoje pusė kalno jau. Ir iš tikrųjų sniegas jau šąla po truputį, tai jisai toksai jau tvirtesnis. Tai, o visai taip pat dieną eiti jau būtų irgi ne kažką. Tai, žodžiu, takų takelių, iš vieno tako į kitą taką, bet jau panašu, jau viskas. Wow. Tai, žodžiu, čia reikalėlių. Takų takelių. Jo, pridaryta. Iš ten, wow. Taigi. Tikiuosi, čia jau viskas. Dar, aišku, nenusiimu katinuko mažiuko tokių. Jo, bet tikiuosi, kad viskas. Ir, dar kokią porą valandų pasiekti stovyklą ir aišku, čia aš šalsiu šiąnakt tikrai. Bet, ką, rytoj Bishop! Miestukas, jehei! Iki! Na nebuvo paskutinis sniegas ir buvo čia tokių reikalų, kad nepataikiau vis dėlto į tą takelį. Jo, ir čia man buvo reikalų į sniegą, į akmenis visas
apsidraskęs, bet pagaliau jau viskas, dabar jau stovi ant tako, kurio reikia ir viskas. Liko čia kokie 4,5 km. O, bet vaizdai, jei. Viskas. Dabar jau tikrai viskas. Baigėsi sniegas. Čiau. Wow. Na ir dienelė buvo vakar. Po Forester Pass jau ten, saulė leidosi, bet čia iš abiejų pusių kalnai yra. Tai saulės tai jau nebemačiau. Žodžiu, visą laimę, kad nusileidimas buvo labai, toks gan geras. Mažai akmenų, tai kuprinė lengva, maisto jau nedaug likę. Tai gan greitai sekėsi leistis, bet batai buvo tokie jau lyg ir pradžiūvę nuo sniego, tai dar teko bristi prieš 2 upelius, jo. Tai jie visiškai šlapi. Tai norėjau leistis kuo daugiau ir paskui jau su prožektorium leidausi. Ir tiesiog pamačiau tokį neblogą vietą, palapinėj, sakau, nebesileisiu dar. Iki mano tikslo buvo 1,5 kilometro likę, tai čia koks, buvo 17-18, 20 minučių gal. Viskas, tai sakau, gera vieta, statausi šitą palapinę ir viskas. Vanduo visai šalia, už kokių gal 20 metrų teka upeliukas. Tai pasirodo, kad ta vieta buvo, visiškos dulkės tokios tiesiog. Tai jau statydamas palapinę pastatytas, tiesiog palapinę jau supratau, kad čia ne kažką, bet tai batai šlapi, iš karto tom dulkiam aplipo. Jau kokie 3 mm toksai sluoksnis, wow. Na ir ant visko iš karto kondensatas išėmė iš kuprinės daiktus jau iš karto. Žodžiu, drėgmė sėda ant palapinės iš karto drėgmė, tik pastačius. Tai dabar jau ryte, aišku, buvo, ne ryte, visą naktį buvo tikrai šalta. Dabar jau geriau, bet kol saulę pamatysiu, dar užtrukna, čia iš abiejų pusių kalnai yra. Tai, žodžiu, palapinė apšalus, batai įdėklus išėmiau. Tai įdėklai balti nuo šerkšno. Palapinė, kaip sakiau, irgi apšalus iš vidaus, iš išorės irgi. Tai taip jau nebesinori lyst lauk iš palapinės, bet vis tiek reikia 20 km iki kelio į Bishop miestelį. Tai vis tiek dar bus reikalų numinti tuos kilometrus, nes šiaip viskas leidžiasi į apačią iki panašiai 3, gal 2,9 km. Ir vėl kyla iki 3,5 ir paskui vėl leidžiasi. Tai žodžiu,
Greičiausiai viską grūsiu į kuprinę, bet kaip vis tiek reikės kokią 11-12 valandą stot ir viską traukti iš kuprinės ir džiovinti. Va. Tai vat. Tokie nuotykiai vakar ir šiandien. Šiandien dar tik prasideda. Jo, žodžiu. Batus gal pašildysiu ant dujų dar likę. Nemažai. Žodžiu, tai jaučiu batus pašildysiu ant dujų ir grūsiu. Ir viskas. Ir minsim kilometrus toliau. Jo, čia tiesiog jo, upė teka ir iš abiejų pusių kalnai. Tai, nežinau, čia per tinklelį, kas čia matysis, bet žodžiu, tai kita pusė yra įspūdingesnė, gerokai. Tai vat, tai, na ką, gana čia savęs gailėt, batai, taip atrodo, šerkšnas ant vidpadžių, ant batų irgi, nosis baltos. Jo, tai ką, turbūt jo, greičiausiai apie po 11 jau buvo, kaip atsiguliau. Tai biškelį leidau savo pasnaust ilgiau, iki 6. Bet jo, čia kol saulė pasirodys, tai dar užtruks, tai jo. Žodžiu, viskas. Pakuojamės purviną ir šlapią mantą ir lekiam į Bishop miestuką. Čiau.